Taigi, sveiki atvykę į ketvirtąją kovą tarp Lennox ir KM. Turiu jums prisipažinti, kad to trečią žaidimą aš turbūt kokius 5 kartus bandžiau įrašinėti, bet sužinau tokį dalyką, kad kai kelnėjai YouTube video, tuo pačiu metu negali komentuoti žaidimo, kadangi lagina, bent jau mano kompui. Tai šioks toks laiko švaistimas ir, na, bet ką padarysi. Taigi, ketvirto žaidimo žemėlapis bus IC-Cup Test Bug. Na, aš neturiu patirties lošiant šitam žemėlapį, tai pažiūrėsim, kas čia kas sugebės parodyti. Žaidėjai vėlgi lošia savo tradicinėm spalvom. Kajamas oranžinis taranas, ties 3 valandą. Ir Lennoxas baltai rožinis, rožiniai baltas zergas pusė 12. Na kągi, aš giliai širdėje šiek tiek sergu už zergus, nes aš pats esu zergas. Ir tikiuosi, kad jis laimės šitą kovų seriją. Bet aišku, man svarbiau, už viską dar labiau svarbiau yra graži kova. Ir jeigu, tarkim, zergas turškintų taraną ten sausai ar atvirkščiai, tai man nebūtų labai įdomu ir labai gera. Na, bet kuriuo atveju. KM'as, kaip ir tradiciškai, kiekvienas taranas blokuoja savo rampą visko, kom įmanoma. Vyrina visokius ruselius ir barakus. Ką čia mes matom, Overlordas blūdėja ne į tą pusę, į kurią reiktų. Na, koks skirtumas. Lennoxas įsteigė savo dujų imunėlę ir kaupė atsargas veikiausiai į toj pat iššoksinčiam į baseinėlį, kuriame galima bus tobulinti lingų greitį. Tuo pat metu turėtų ir prasidėti karalaitės gamyba. Štai, kaip ir sakiau, karalaitės ir greičiai, ir iškart du lingai yra daromi. KM'as, matosi, ruošiasi toj išsiplėst. Kas čia? Čia mūsų pėstininkas žvalgosi. Lennoxo Overlordas skraido. Ačiū Dievui kol kas. Ką mes čia matom? Matom žvalgą. Matom 4 dronus, kurie suėdė tą žvalgą. Ir veikiausiai žvalgas norėjo šiek tiek pristabdyti šito plėtinio gamybų, bet aš dabar gal jis ir gerai pastatytas. Toks vis, kad jis kažkiek tolokai nuo mineralo linijos. Nors pasižiūrėjus į dujų geizerius, tai visai gal nieko. Taip, ką mes čia matom? Mes čia matom 5 lingus bebandančius įvaryti siaubo teranam. Aišku, teranai su savo automatukais ir bunkeriais nieko nebijos. Štai, net 3 bėgo, tokie didvyriai. Ką mes čia matom? Matom, neaišku, ką matyti žvalgą. Lingai čia sėdė dėl viso pikto. Jau matosi, ką tik gavo sparnelius. Vietinys dar formuojasi, karalaitė ateina papurkšt. Reiktų gaminti dar vieną karalaitę, kas ir gaminasi. Plėst grybieną, tai labai svarbus zergam, nes negana to, kad pakelsit savo IPM-ą, kas kai kuriam žaidėjam yra labai svarbu, o dar ir suteiksit savo koviniam vienetam pranašumą ant šitos medžiagos. Ne tik jūs galėsit išvystyti didesnį greitį, tie, tarkim, tarakonai, net linkai dar greitesni ir agresyvesni, siaubas, kad tą kerpę daro, tai grybieną visą. Bet ir galėsit matyti pusę žemėlapio. Ten, kur grybas plinta, ten jūs viską matot. Ir tai yra labai gerai, nes dažniausiai zergų strategija yra ekonomiką augint, o kai pamatai, kad priešas artėja, staigiai prigamini krūvas kareivių. Tiesa, Lennox atveju reiktų papildomų periklų, nes praeitame žemėlapyje, kas atsitiko, kad Lennoxas turėjo stiprią ekonomiką, turėjo daug resursų, bet dėja, kas čia šaukta? Nepastebėjau, kas buvo šaukta. Taip, turėjo daug resursų, bet dėja
nesugebėjo jų visų išnaudoti, nesugebėjo juos paversti kariniais vienetais ir dėl to jis pralaimėjo. Jis turėjo 3000 mineralų, 1500 dujų ir pasidavė. Įsivaizduojat? Negeras dalykas. Taigi, iš kaimo, ką mes matom mūlus, dabarškinančius šitos kristalus. Štai Lennoxas matyt nusprendė pasiimti švyturėlį. Kaip ir sakiau, žinia yra jėga, nors kita vertus labai aktyviai plečia grybą. Štai 4 grybukai, kurie galės į visas skirtingas pusės keliauti. Labai geras dalykas. Štai matom į tarakonų landynę. Ir Lennoxas savo pagrindinę periklą tobulina į aukštesnį lygio periklą. Galės dabar Overlordų padidinti greitį judėjimą ir galės padaryti, kad Overlordai galėtų pasimti su savim kareivukų ir nueiti kur nors išmesti juos. Tiksliau, nusklandyti. Ir nesivaizduoju, kaip jie tai daro. Bjaurus padaras. Pasižiūrėsim iš visų pusių. O, bebe. Man tai pirmoji Starcrafto daly labai rėkia, priminė, žinau, ką į psichonutus dramblius. O dabar jie panašus į karkvabalius. Nu, bet kuriuo atveju. Taip, kažką matom judėjimas iš AKM pusės. Jezu, pamiršau niką. KM. Ir ką čia mes matom? Helionai, tradicinis ginklas prieš zergus, kadangi kepti droniukai pats mėgstamiausias dalykas šitų vaikinų sėdinčių bagiuose. Aš žinausiu dalykas. Nemanau, kad KM-as nutuokia, kad yra trečias plitinys, čia jau net ir karalaitė atėjus. Žiūrėsim, ką turi labai daug lingų, bet jis reikia saugoti, nes jeigu vienoje jos tai bus, o su mėlynu ugnimi Helionai labai daug gali padaryti žalos. Štai, ką tik matėm neblogą valdymo, karinių vienetų valdymo pavyzdį, kai viena karalienė išgydė kitą. Labai smagus dalykas. Niekas nenori prarasti 150 mineralų, tai kažkiek 50 ar 70-50 energijos kažkaip taip. Štai matome, tarakonai atsirado. Jie prieš pėstininkus yra labai neblogas ginklas. Kai spjaudo tą savo užtai. O ir prieš Helionus taip pat. Helionų faktiškai ugnes pjauviai, kaip tie ginklai vadinasi, nu negesintuvai, na, vienu žodžiu, ugnesvaidis. Va, ugnesvaidžiai beveik tarakonam nieko nedaro. O lingam tai daro labai netgi. Štai matom sudegusi lavaniuką. Koks skirtumas, lingai žūsta, lingai atsiranda. Sako, kad ir tarakonai ir po branduolinės žiemos bus tarakonais. Jokio skirtumo. Taigi, ką mes čia matom iš, taip, gamybos lentelėje, niekad jie beveik nežiūri, kas yra labai blogai. Kaip aš komentatorius tai turiu žiūrėti. Matom žvaigždžių vartus, 3 barakus ir tankų apgulties režimo patobulinimą ir dar 2 tankai. O iš Lennoxo pusės matom, kad jau yra spiralė. Nepažiūrėjau vertimo šito daikto, aš kažkada žiūrėjau, bet aš jį pamiršau. Vienu žodžiu, galima bus dabar mutualiskus daryti. Ypač kai pirmasis puolimo lygis jau yra keliamas. Taipogi yra tobulinamas benelingų kabliai, kurie padės, centrifuginiai kabliai, kurie padės benelingam greičiau judėti per žemėlapį. Taip, ką mes matom dar? Matom, vienas maradierius yra gaminamas, jis pamirštų vardą, Kijama. Ir taipogi skydas, kuris pridės 10 gyvybės taškų pėstininkam. Taipogi pirmasis ginklų lygis ir ginklinė. Ten bus galima tobulinti visokiausius mechaninių vienetų. Ginklus ir šarvus, visą kitą. KM-as nusprendė pasimti šitą švyturį. Tuo tarpu Lennoxas, kai kiekvienas zargas turi daryti plečiasi beprotiškais tempais. Štai jau 4 perikla. Žiūrim kaip su mineralais. Lennoxas kaupia, kad tik nepasikartotų scenarius, kad reiktų daugiau lervos.
šį kartą. Ir stengiasi gaminti lingus ir visą kitą. Bet vis tiek aš, štai, 100-200 mineralų nežinau. Aš aišku sirgsiu už Lenoxą, nepykit. Žiūrim, kažkur vystosi tikrovė, veikiausiai ties auksu. Taip ir yra. Labai geras dalykas prieš lingus. Štai mutaliskai skraido, tikrina teritoriją.